Sveiki, čia Jonas iš Moto studijos. Norėčiau Jums pademonstruoti, kaip reikia išsirinkti dalis iš Scooter Attack katalogo. Pirmiausia, einame į Scooter Attack internetinę parduotuvę. Adresu scooter-attack.com. Tada spaudžiame Without Intro be intro. Jeigu muzika Jums nereikalinga, galima išjungti apatinėje juostoje Sound Off išjungti muziką. Tada apatinėje navigacijos juostoje pasirinkame Shop parduotuvę. Sistema prašo pasirinkti Motorolerio gamintoją. Šiuo atveju mane domina Yamaha Aerox Motoroleris, todėl renkuosi Yamaha. Sekančiame puslapyje reikia pasirinkti Motorolerio modelį pagal metus, kubatūrą, variklį ir panašiai. Dabar esame pagrindinėme parduotuvės puslapyje. Kairėje matome prekių kategorijas. Visas jų reikšmės lietuviškai rasite iškart po šio video. Šiuo atveju mane domina duslintuvas, tada renkuosi Exhaust System, išmetimo sistemos. Atsidarę katalogą su visais duslintuvais jūsų Motoroleriui. Išsirenkame jūs dominantį duslintuvą ir spaudžiame More, daugiau apie prekę. Dabar esame prekės puslapyje. Matome nuotrauką, prekės aprašymą, kainą bei article number, prekės kodą, kuris bus reikalingas norint užsakyti prekę arba sužinoti kainą pas mus. Ar prekė yra sandėlyje, galima sužinoti prie stock skiltės pagal šypsenėlę. Jeigu žalia šypsenėlė, reiškia prekė yra sandėlyje. Jeigu geltona šypsenėlė, jos liko tik keli vienetai, raudona prekės šiuo metu nėra sandėlyje. Norėdami užsakyti prekę ar sužinoti jos kainą pas mus, šitą article number prekės kodą pateikite mums elektroniniu paštu, telefonu arba per Skype. Visus šios duomenis rasite Moto studijos tinklalapyje kontaktai skiltyje. Ačiū už dėmesį, viso.